Sveiki visi, šiandien aš rodysiu Barbės žurnaliuką. Ir žaisliukas, aš labai nenoriu jo parodyti, nes noriu, kad būtų jums staigmena. Atsiprašau, čia biškį patrauksiu. Ir toj parduotuvėj siūlo tokias knygutes apie gyvūnus. Ir čia yra visi įdomus gyvūnai. Gali būti jau jūs beveik visus žinot. Būtų juokinga, jeigu visus, bet tikrai gražūs gyvūnai. Tikrai. Tai pradedam. Daugiau nuo nieko neturim pradėti. Wow! Pirma, pripilsiu vandens iš puodelio. Va, gerai. Pirma, turit tikrai nuimti tą pompą. Gerai, ir tada ją vėl prisukti. Gerai, jinai tikrai gali. Iš čia geriau gerti, žinokit, nes niekaip nepasipuršta. Gerai, tai čia yra kaspinėlis, pompa. Dabar net bijau papurkšti. Gerai, bet jinai tikrai veikia. Ornamentai, kaspinėlis, pilkas. Tas ir Barbė parašyta. Gerai. Tikrai smagu su juo, tikrai. Dabar judam prie knygutės, bet aš rinksiuosi flomasterius, kad spalvint. Čia yra taip. Kitas puslapis. Kitas puslapis. Kitas puslapis. Kitas puslapis. Kitas puslapis. O, koks gražus jo. Jį galima pasikabinti. Tikrai neabejoju. Kitas puslapis, matau, kad čia bus dar vienas. Kitas puslapis. Kitas puslapis. Kitas puslapis. Kitas puslapis. Wow. Kitas puslapis. Ir kitas puslapis. Jo, tikrai smagi knyga. Ir ką aš čia galėčiau daryti? Pasižiūrim. Pasižiūrim, ką turim. Manau, kad aš spalvinsiu šią undinėlę. Ir pradedam.
Tikrai smagu spalvinti. Ir dar su jumis tai dar smagiau. Bet manau, kad lėliukam taip pat galima jas duoti, nes jie nieko blogo neatsitiks su lėliukais. Jeigu kažkas atsitiks, tai reiškia labai neatsargus lėliukas. Bet, aišku, visada reikia prižiūrėti. Ir tikrai labai smagi šita knygelė, aš galiu jums pasakyti visi. Norėčiau, kad taip pat jūs ją nusipirktumėt, nes jinai tikrai labai smagi. Bet tikrai galiu pasakyti. Šis daiktas yra neįtikėtinai gražus ir rožinis. Kadangi mano spalva, gražiausia spalva yra rožinė, tai kaipgi gali nebūti gražus. Galiu pasakyti, kad čia yra perlų princesė ir tikrai jinai man labai patiko per filmuką, nes labai gražus ir pats filmukas tikrai labai gražus. Šiaip aš niekada nesu mačius to filmuko, bet kai pasižiūrėjau, tai wow! O Dieve, pagalvojau, kaip gražus. Jūs būtinai turit pasižiūrėti šį filmuką. Tikrai labai gražus. Net daugiau žodžio, koks gražus, rimtai. Tikrai, man tai jisai net labai gražus. Tikrai. Ir baisus, ir linksmas, ir draugiškas, negaliu patikėti, kad tokį sukūrė. Šiaip Frozen taip pat labai gražus, labai gražus, dar gražesnis už šį, bet wow! Kaip taip žmonės gali gražiai sukurti filmukus? Aš negaliu patikėti. Gerai, paskubam. Gerai, vis tiek per šį filmuką visko nenuspalvinsiu, bet galiu biškį paskubėti ir gal daugiau nuspalvinsiu.